turbūt mane atpažįstate. Esu Norbe iš Roškrogės ir jūs žiūrite naują epizodą. Angliškai pervadinkime tai Sled Builders, bus daug aiškiau ir skamba daug geriau. Šiandien nuvažiavome 700 km nuo Vilniaus ir esame kažkur Lenkijoje. Pagal navigaciją esame labai netoli trasos, tačiau ją lėksim tik ryt. Ir visą šią naktį turėsime praleisti čia. Kitaip nei visi, nesugebėjau išsikeisti pinigų, o vakarienės aišku norisi, tai teks maistas savais būdais susimedžioti. Jeigu gali dabar truputį nefilmuoti. Ką čia turim? Mantingas sumuštinis. Jakau iš Vilnius atsivežėm, visą kelionį aprūpino mantuk linkėjimai. Vakarieniaujam. Išjung tą kamerą pasidalinsiu. Išaušo nauja diena ir mes trasoj. Turbūt žiūrėjot video ir galvojot, kur koks nors mano chuliganas ar kregždė. Štai čia. Ačiū Goblai, kuris surinko šitą kregždę būtent man. Turiu pilną baką benzino, pilną padangų ir aišku, kaip priklauso vyrintas reduktorius, išsisukimas, hidraulinis rankinis ir nesveika trasa. Tai bėgsiu, užsikliuosiu Norbe Film flipduką, nusireguliuosiu sėdynę ir į trasą. 2.5 variklis primena mano senąją kregždę. Galėtų dar būti juoda. Gerai, nereikia tų dramų, darom test runą. Keli važiavimai ir jau rūksta dūmai. Sulaužiau gerą kregždę, bet bus labai linksma. Žymiausias gatvės drifteris iš Lenkijos. Labai gražiai. Padėsiu gal susitaisyti. Netokia didelė ir problema, GoPro tiesiog plyšo. Bet turiu pilną pagalbos, tai sutvarkys viską. Aišku, Lenkai labai svetingi, kol tvarko mano pirmąją kregždę, gavau dar vieną. Varom sulaužyti ir šitos. Sugadinau ir šitą.
galvojau, kad pasakysiu, kad pavargau šert. Visą dieną draskėm padangas, draskėm asfaltą, trasa žiauriai nesveika, norėčiau tokį turėti Lietuvoj. Tikiuosi, kitais metais pavyks čia pat atvažiuoti su savo automobiliu ir nelaužyti svetimų mašinų. Iki!